Sveiki! Prieš 3 metus pradėjo dingti katedros kalėdos. Šiandien pamėginkime išsiaiškinti, kur jos dingsta ir kas jas vagia. Kas vagia katedros kalėdas? Kas vagia? Dėstytojai. Dėstytojai. O tai kodėl? Dėl to, kad neperka dovanų studentam. Tai skūpus tikriausiai. Taip, mažai išdirba, algas nukirpa. Aišku, tai visgi dėstytojai kalti. Jo. Apie kalėdukus kažkokius turėtų omeny, tai jeigu atsinešim ir paslėpsim pogrindį, tai gal niekas ir nepavogs. O tai kas vagia visgi jas? Vagia? Kaip jūs įvardintumėt, kas? Jeigu yra vagystė, čia aišku, ne jokia bičiutė dėlėtų man. Izabela Dukantė. Ar nemačiau štai? O kodėl, kaip galvojat? Gal nėra kam. Aš manyčiau, kad kalėdas vogia balandžiai. Tie, kur po rožiniais krūmais tupinėja. Aš nežinau. Iš manęs aš nepavogė iš manęs, niekas. Aš manau, kad tikriausiai vis tiek Lietuvos ansamblio baletmeisteris. Aš manau, tai būtų Vytautas Petralevičius. Kodėl? O todėl, kad vis tiek nenori, aš manau, kad jisai paėmęs po profesoriaus Lingio Lietuvą, vis tiek jis tikrai buvo kūrybingas ir labai daug gražių kūrybinių darbų jų buvo. Gal jis nelabai buvo, kaip pripažintas, aplamai po tokios asmenybės, kaip po Lingio atsistos kitam, tikrai yra sudėtinga. Bet jisai, aš manau, kad jis dar yra laiku nebuvo jisai pastebėtas arba neįvertintas iki galo. Aš manau, laikas įvertins jo darbus. Bet manyčiau, kad jisai. Gerbiamas profesoriau Adauskai, gal galėtumėt mums tiksliai atsakyti į šį iškilusį mums klausimą? Va čia kaip matėme pas jūs žmonės labai yra įdomus pasisakymus, kas čia galėjo vogti tas kalėdas. Bet kaip žinome, seniausių laikų viskas čia aišku, kad kalėdas iš katedros visą laiką vogė žalias elfukas. Toks, jo. Žalias elfas. Jo, va čia galima net pasitikrinau tiksliai internete, čia viskas yra aprašyta. Aha. Sakykite, ar labai dažnai buvo pasitaikęs šitas atvejis? Jo, girdėjau, net pernai čia buvo žmonės atėję klausinėti, kas čia galėjo tokį kažką įveikti. O sakykit, o gal jūs kažkur perskaitėt, kodėl jisai taip daro? Kodėl? Tikriausiai, kad jos neįvyktų. Kadangi, žinot, kalėdos suteikia linksmumą, ten, žinot, bendravimą šeimose, ten visokių. Tai visgi žaliasis elfas dėl visko. Jo, 100% yra jau ir mokslininkų ištyrinėta. Ačiū Jums.